Prekevičius pro šalį. 2 taškai ir bauda. Ir tai daro Steponas Bobrauskas. Pargriauna jį varžovai po krepšiu. Rygos ASK komandos žaidėjas. Steponas Bobrauskas, gimęs Trakuose, pasaulio čempionas. Birželio 20 dieną paminėjo savo 23-ąjį gimtadienį. Deda, galima sakyti, beveik pergalingą tašką. Mažiau negu minutė lieka iki susitikimo pabaigos ir iš karto po finalinės sirenos mes turėtume matyti ir apdovanojimų ceremoniją. Steponas Bobrauskas, kuris jau yra įmatęs 14 taškų, pelno ir 15. Tai kągi, ir baudos rungtynių pabaigoje jau taiklios. 50 sekundžių ir 19 taškų persvara. Serbai per paskutinį kėlinį įmetė tik tai 8 taškus. 17-8 laimi lietuviai. Nepavyksta Michailo Anisimovui nupūsti iš pergalės Bankoko universiadoje. Štai tokį šūkį demonstruoja mūsų šalies treneriai, visų sporto šūkų atstovai, kurie dar yra Tailande. Be abejo, serga už lietuvius. Anisimovas galvoja, kad mes 3 taškus. Ne, pagąsdinant, pražanga. Dar viena pražanga prasižengia medalių. Antras taiklus Mariaus Prekevičiaus metimas, 85-66. Lietuvos rinktinė, arti istorinės pergalės. Jaunimo rinktinė, antroji rinktinė, studentų rinktinė, kaip ją be pavadinsi, ji vis tiek yra geriausia studentų pasaulyje. Nugalėjusi amerikiečius, sutriuškinusi, tiesą sakant, amerikiečius pačiose pirmose rungtynėse, pateikė labai rimtą paraišką, kad gali būti tarp lyderių. Ir Steponas Bobrauskas, kągi, Jasikevičiaus metimas nebuvo taiklus, bet to ir nereikėjo. Lietuvos komanda iškovoja istorinę pergalę ir tampa universiados čempione. Mūsų vaikinų rinktinė, Mindaugo Lukošiaus ir Rimanto Grygo auklėtiniai. Dabar gali šokti džiaugsmo šokį, jie yra stipriausiai šiose studentų žaidynėse. 85-66. 10 taškų leido įmesti varžovams, serbams, kurie pralaimėjo čia vienintelį kartą ir pralaimėjo dvikovą dėl aukso. Nieko nepadarė ir Vladanas Vukoslavljevičius ir už tai dabar pergalę gali džiaugtis mėtydami treneriai Mindaugą Lukošių ir Rimantą Grygą, kuris prisijungė prie šios komandos. Būtent 4 Kauno Žalgirio komandos žaidėjai rungtyniavę Žalgiryje praėjusiais metais yra šioje rinktinėje. Ir dabar jau ateina Rimanto Grygo eilė būti paskraidintam. Saugiai nuleidžia ant žemės ir antrąjį komandos trenerį ir serbų Strahinė Miloševičius.